Yra priežastis, kodėl Amerika neperdoda savo geriausių karinių technologijų bet kam, tačiau kažkaip viena iš labiausiai islamistinių vyriausybių pasaulyje netrukus bus perduotas pažangiausias Amerikos naikintuvas. Toks geras naikintuvas, kad priešo radarai jo net nepastebi. Turkija daugelį metų elgėsi kaip normali, patikima Amerikos sąjungininkė, tačiau už šio fasado ji ginklavo ir priėmė grupuotės, kurios nori sunaikinti Izraelį, artimai bendravo su Rusija ir tapo galingiausia radikalaus politinio islamo rėmėja visame pasaulyje. Šią savaitę tas elgesys gali atsipirkti su kaupu. Sveiki atvykę į Mirakešį per Gen Z TV. Štai visa istorija nuo pat pradžių. F-35 yra pažangiausias Amerikos naikintuvas. Jo supergalia vadinama nematomumu. Jis sukurtas taip, kad priešo radarams būtų itin sunku jį aptikti danguje. Tai ir yra visas šio naikintuvo esmė. Atimkite nematomumą ir tai tiesiog labai brangus, paprastas lėktuvas. Gebėjimas skristi nepastebėtam yra milžiniškas karinis pranašumas, kurio JAV nenori perduoti savo priešams. Tai gana savaime suprantama. Jungtinės valstijos laiko nematomumo technologiją viena iš labiausiai saugomų paslapčių. Kaip tiksliai F-35 atrodo radare, dauguma žmonių net nežino. Jei priešas kada nors tiksliai tai išsiaiškintų, jis galėtų sukurti sistemas, kurios aptiktų ir numuštų šį lėktuvą. Ne tik Turkijos naikintuvai, bet kiekvienas F-35 skrendantis bet kur, įskaitant ir tuos, kuriuos pilotuoja amerikiečių pilotai. Štai kodėl F-35 nėra parduodamas bet kam. Jį gauna tik nedidelius patikimų šalių ratas ir JAV labai atidžiai kontroliuoja tą ratą. 2017 metais Turkija padarė tai, kas turėjo užkirsti bet kokią galimybę kada nors gauti F-35. Jį įsigijo rusišką oro gynybos sistemą vadinamą S-400. Įsivaizduokite S-400 kaip labai sudėtingą radarų sistemą, kurią sukūrė ta pati šalis – Rusija, nuo kurios Amerikos nematomumo technologija ir yra skirta pasislėpti. Jei toje pačioje šalyje įrengėte rusišką radarų sistemą ir amerikietišką sunkiai aptinkamą naikintuvą, sudarote galimybę Rusijos technikams prižiūrėti ir valdyti S-400, iš arti stebėti, kaip F-35 matomas radare. Šios žinios jau nebėra paslaptis. Kai Rusija jas gauna, ji gali dalintis jomis su kuo tik nori ir panaudoti jas, kad padėtų numušti F-35 bet kur pasaulyje. Taigi, 2019 metais, kai Turkija iš tikrųjų priėmė S-400 sistemas, nepaisydama pakartotinių JAV perspėjimų to nedaryti, Vašingtonas užėmė griežtą poziciją. Turkija buvo visiškai pašalinta iš F-35 programos. Tai pirmas kartas, kai taip nutiko NATO nariai. Turkijos pilotai buvo išsiųsti namo iš Amerikos mokymo bazių. Turkija prarado savo vaidmenį gaminant beveik 900 skirtingų lėktuvo dalių, o už užsakytą lėktuvą jau buvo sumokėjusi apie 1,4 milijardo dolerių. Tačiau ne viena iš šių sumų nebuvo grąžinta. Tada kongresas pavertė draudimą tikrų įstatymų, o ne tik politiką. Taisyklė paprasta ir aiški. Turkija negaus prieigos prie F-35, kol visiškai neatsikratys visų turimų S-400 sistemų. Tai yra bet kokių Rusijos sekimo duomenų. Jiems nepakanka nustoti naudotis S-400 sistemomis. Jie turi visiškai jų atsikratyti. Ir jokių išimčių nenumatyta. Nėra jokių smulkių išlygų leidžiančių prezidentui tiesiog nepaisyti šios taisyklės. Ir tai yra svarbu. Beje, žinant tai, nes tai buvo labai aiškiai pasakyta, Turkijos sprendimas toliau draugauti su Rusija visiškai nepasikeitė. Turkija vis dar turi visus S-400, kuriuos kada nors įsigijo. Tai kurių jų, kaip pranešama, buvo iki 200, vis dar guli originaliuose transportavimo dėžėse, niekada neišimtos iš pakuotės. Turkija nieko neatsisakė, o tai būtų labai veiksminga, jei jie iš tikrųjų norėtų visiškai teisėtai dalyvauti F-35 programoje. Jie tiesiog nustojo aktyviai naudoti šią sistemą, todėl mano, kad taip gali išsisukti. Tai buvo pirmoji Turkijos bausmė už draugystę su Rusija, tačiau buvo ir antra, atskira bausmė. 2020 m. gruodį be F-35 draudimo JAV paskelbė Turkijai tikras sankcijas pagal įstatymą Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, kuris iš pradžių buvo sukurtas bausti Rusiją, Iraną ir Šiaurės Korėją. Tai buvo pirmas kartas, kai jis buvo panaudotas prieš NATO sąjungininkę. Sankcijos buvo nukreiptos prieš Turkijos gynybos pramonės prezidentūrą, vyriausybinę agentūrą, kuri rūpinasi šalies ginklų pirkimu ir gamyba, taip pat prieš jos aukščiausią pareigūną asmeniškai. JAV uždraudė išduoti agentūrai eksporto licenzijas, įšaldė jos oficialų turtą JAV ir užblokavo galimybę gauti JAV vizas. Skirtingai nei F-35 draudimas, kuris susijęs su vienu konkrečiu naikintuvu, šios sankcijos plačiau apribojo Turkijos gynybos pramonę ir galiojo 6 metus. Taigi, kodėl jums tai turėtų rūpėti? Pasirodo, Turkija dabar rengia svarbų NATO viršūnių susitikimą, didįjį alijanso metinį susitikimą savo teritorijoje pirmą kartą per daugiau nei 20 metų, o prezidentas Trumpas dalyvavo asmeniškai ir Liepos 7 dieną susitiko su Erdoganu akis į akį. Įvyko du dalykai.
Visų pirma, sankcijos bus panaikintos. Stovėdamas šalia Erdogano, Trumpas paskelbė, kad JAV visiškai panaikina šias 2020 m. sankcijas. Mes panaikinsime sankcijas, pasakė jis. Mes nenorime taikyti sankcijų draugams, sakė jis. Jo valstybės sekretorė, iždo sekretorė ir gynybos sekretorė jau derino detalės. Antra, F-35 lėktuvas jau beveik perduodamas Turkijai, bet dar nėra 100% patvirtinta. Trumpas tai pavadino sprendimu, kurį jie priims, ir pagyrė šiuos naikintuvus kaip geriausius lėktuvus, tačiau žurnalistų akivaizdoje galutinio taip neištarė. Tačiau Erdoganas žurnalistams sakė, kad jam jau pažadėta 5 F-35 lėktuvai, o tai gali reikšti, kad tikrasis atsakymas yra taip ir oficialus pranešimas dar nepaskelbtas, arba kad jis meluoja, kas mūsų taip pat nenustebintų. Ir vis dėlto iki šiol nėra pranešta, kad Turkija būtų iš tikrųjų atsisakiusi S-400 sistemų. Įstatymas vis dar sako, kad lėktuvų nebus, kol raketos nebus pašalintos, o raketos vis dar yra. Sankcijos yra panaikinamos ir lėktuvas gali būti vis tiek patvirtintas, nors tikrieji teisiniai reikalavimai vis dar nėra įvykdyti. Kitaip tariant, įstatymas sako, kad lėktuvo nebus, kol raketos nebus pašalintos, o raketos vis dar yra, bet lėktuvas vis tiek gali būti patvirtintas. Ir būtent čia yra problema su Turkija, nes tai nėra istorija apie lėktuvus. Tai yra apie kažką daug didesnio. Apie Turkijos grėsmę ir pavojus teigti, kad jie yra mūsų draugai. Daugelį metų visi buvome sutelkę dėmesį į Iraną kaip į didžiausią grėsmę. Jie kėlė neatidėliotiną grėsmę, naudodami terorą ir keldami chaosą, bet kol jie augo ir darė savo dalykus, kita islamistinė grėsmė taip pat augo ir veikė daug gudriau bei rafinuočiau nei Iranas. Jie įgijo legitimumą. Ir kai sakau jie, turiu omenyje Turkiją, o kai sakau legitimus, turiu omenyje išties legitimus. Turkija yra NATO narė, karinio aljanso, kuriame yra JAV ir dauguma Europos šalių, sukurto remiantis idėją, kad narės gina viena kitą ir paprastai veikia kaip patikimos partnerės. Užpuolus vieną NATO šalį, visos kitos šalys ateina jai į pagalbą. Tai puiki strategija, nebent viena iš narių iš tikrųjų planuoja galiausiai atsigręžti prieš vakarus, puikiai žinodama, kad NATO narės bus įstrigusios. Formaliai Turkija yra viena seniausių Amerikos sąjungininkių, tačiau praktiškai jų veiksmai pasakoja visai kitokią istoriją. Istoriją, kurią dėl kažkokių priežasčių žmonės ignoruoja. Teigiama, kad jie, apeidami JAV sankcijas, 2012-2016 metais pervedė apie $20 milijardų Irano naftos pinigų, įtraukdami aukšto rango vyriausybės pareigūnus. Jie viešai atmetė idėją, kad musulmonų brolija turėtų būti laikoma teroristinė organizacija ir aktyviai juos palaikė, o kai kas netgi sakytų, jie patys yra musulmonų brolija. Jie glaudžia ir padeda finansuoti Hamas. Aukščiausioji Hamas vadovybė atvirai veikia Stambule. JAV iždas yra paskelbęs sankcijas Turkijos subjektams už pinigų nukreipimą Hamas kariniam sparnui. Ir prisiminkite, Hamas yra teroristinė organizacija. Jie iš esmės laiko Amerikos pilietį įkaitu, remdamiesi menkais terorizmo kaltinimais, kurie plačiai laikomi svertus siekiant apsikeisti kaliniais. Tai buvo pakankamai rimta, kad Trumpas paskelbtų sankcijas 2 Turkijos ministrų kabineto pareigūnams. Jie tapo landa apeiti sankcijas Rusijai. Nuo 2022 metų Turkija yra vienintelė NATO narė, kuri niekada neįvedė sankcijų Rusijai ir tapo centru, per kurį sankcionuotos prekės bei oligarchų pinigai apeina vakarų apribojimus. Jie užpuolė pačius Amerikos kovos lauko partnerius. 2019 metais Turkija įsiveržė į Šiaurės Siriją prieš kurdų vadovaujamas pajėgas, kurios kartu su JAV kariais kovojo ir žuvo nugalėdamos ISIS. JAV atsitraukė užuot įsikišusios, o Turkijos vadovybė lygina Izraelio vadovybę su Hitleriu ir nuolat grasina pulti Izraelį, kuris yra vienas pagrindinių Amerikos sąjungininkų. Tačiau nors visa tai įrodo jų antivakarietiškas tendencijas, labiausiai mane neramina ši citata iš Redžepo Tayyipo Erdogano, kuris yra Turkijos vadovas. Jis apibūdina demokratiją ir cituoju, demokratija yra kaip tramvajus, važiuoji juo, kol pasieki savo tikslą, tada išlipi. Tai nėra draugas, tikrai ne tas, kuriam turėtų būti suteikta prieiga prie pažangiausias mažo pastebimumo įrangos, kurią jie gali nuspręsti panaudoti, kai išlips iš traukinio. Tai kodėl Turkija vis dar laikoma mūsų sąjungininkė? Turkijos prezidentas Erdoganas neatsirado iš niekur. Jis kūrė savo politinę karjerą Turkijos judėjime, kuris tiesiogiai rėmėsi musulmonų brolijos pavyzdžiu. Tai dešimtmečius gyvuojantis tarptautinis judėjimas, tikintis, kad islamas turėtų būti pagrindinis valstybės organizavimo principas, o ne tik asmeninė religija. Prisiminkite, islamas nėra religija, jis turi religiją. Turkija neturi oficialios musulmonų brolijos šakos, nes jai jos nereikia. Erdogano politinė partija kilo tiesiai iš tų pačių judėjimo idėjų, tik su nauju pavadinimu. Kai Erdoganas tapo Turkijos lyderiu, jis ne tik tyliai pritarė musulmonų brolijai.
Jis tapo didžiausiu šio judėjimo valstybinių rėmėjų pasaulyje. Kai 2011 metai, vadinamosios Arabų pavasario metu, musulmonų brolijai artimos vyriausybės trumpam perėmė valdžią artimuosiuose rytuose, Turkija jas stipriai palaikė. Kai 2013 metų Egipto musulmonų brolijos vyriausybė buvo nuversta, Erdoganas suteikė prieglobstį maždaug 1500 ištremtų Egipto musulmonų brolijos narių, paversdamas Stambulą saugia užuovėja ir veiklos baze šiam judėjimui. Su musulmonų brolyje susiję veikėjai iš Sirijos taip pat persikėlė ten. Taip pat ir aukščiausiai Hamas vadovybė, nes Hamas iš esmės yra Palestinos musulmonų brolijos atšaka. Hamas Gazoje, musulmonų brolijos tinklai Libijoje, islamistinio valdymo eksperimentai Sirijoje. Tai tas pats projektas, vykdomas iš tos pačios sostinės dėl tų pačių priežasčių. Tai nėra atskiros susijusios naujienos. Turkija beveik 2 dešimtmečius stengiasi tapti pagrindinę pasaulinę politinio islamo, o ne teroristinio islamo rėmėją. Galima sakyti, lyderę. Kai kurie tai atidžiai stebi, apibūdina Redžepą Tadžipą Erdoganą kaip žmogą, kuris iš esmės bando save pristatyti kaip šiuolaikinį kalifą. Istorinį titulą, reiškiantį aukščiausią religinį ir politinį musulmonų pasaulio vadovą. Priminsiu, kad šį vaidmenį Turkija atliko šimtmečius Osmanų imperijos laikais, kol jis buvo panaikintas tik 1920-aisiais. Ir šie islamistai neturi trumpos atminties. Kai tai supranti, viskas tampa aišku. Turkija iš tikrųjų nenori NATO narystės ar F-35 naikintuvų ir tarptautinio prestižo vien dėl savęs. Ji nori šių priemonių tam, kad taptų supergalybė, kad taptų nenuginčiama. Kiekvienas iš šių dalykų yra įrodymas musulmonų pasaulio auditorijoms, kad Turkija tapo per daug svarbi, jog vakarai galėtų jai pasakyti ne. Įrodymas, kuris sustiprina Erdogano teiginius, kad jis yra tas lyderis, kurio pasauliniam judėjimui trūko. Narystė aljanse niekada nebuvo tikslas, tai tik kostiumas, kuris leidžia pasiekti tikrąjį tikslą. Žinoma, tai strategiškai skiriasi nuo Irano. Ir kai Irano Islamo Respublika lėtai žlunga, Turkija tikriausiai yra pasirengusi perimti vadovavimą. Kalifams tinka kalifato kostiumai, o ne barbariški teroristai. Turkija neatsitiktinai tolsta nuo vakarų, nors vis dar iš esmės veikia kaip jų dalis. Ji sąmoningai naudojasi savo narystę komandoje, kad sukurtų tai, kam ši komanda niekada nebuvo skirta. Ir kaip ir su Iranu, atrodo, kad JAV ant to pasimauna. Nesakau, kad žinau jų užsienio politikos esmę, bet per metus tapo aišku, kad jie laikosi principo – laikyk draugus arti, o priešus dar arčiau. Tik su šiais žmonėmis tai neveikia. Tai buvo aišku su Iranu ir turi būti aišku su Turkija, bet vėlgi atrodo, kad Izraelis yra žingsniu priekyje. Pasklidus žiniai, kad F-35 lėktuvai gali būti parduoti Turkijai, Netanyahus iš karto aiškiai pasakė, kad tam prieštarauja. Izraelis išmoko pamoką. Nesistenk įtikti žmonėms, kurie tavęs nekenčia. Tiesiog visai neduok jiems jokio preteksto. Izraelio įspėjimai dėl šio sandorio nėra susijęs su varžybomis su Turkija. Tai susijęs su tuo, kad jie iš tikrųjų supranta grėsmę. Gera žinia ta, kad Jungtinės valstijos teisiškai įsipareigojusios užtikrinti, jog Izraelis visada išlaikytų aiškų karinį pranašumą prieš bet kurią kitą šalį regione. Tai pažadas, žinomas kaip Izraelio kokybinė karinė persvara. Tai įstatymas įtvirtintas JAV ginkluotės pardavimo tvarkoje bet kurioje šalia Izraelio esančioje šalyje ir pažangiausio regiono sunkiai aptinkamo naikintuvo perdavimas šaliai, kurioje glaudžiasi Hamas vadovybė, o prezidentas kalba apie Izraelį taip, kaip tai daro Erdoganas, nėra menka rizika šiam pažadui. Galima sakyti, kad būtent tokios situacijos ir siekiama išvengti šiuo pažadu. Ir būtent todėl, kartu su kalbomis apie naikintuvų pardavimą Turkijai, taip pat kalbama apie galimybę suteikti Izraeliui ankstyvą prieigą prie būsimo F-35 įpėdinio F-47, kad Izraelis išlaikytų technologinį pranašumą. Kad būtų aišku, jei Turkija gaus F-35, Izraelis sugebės su tuo susitvarkyti. Ir vis dėlto Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu viešai ir agresyviai lobuoja prieš šį sandorį, apibūdindamas Turkijos vyriausybę kaip veikiančią musulmonų brolijos įtakoje. O Putino okupuotoje Kipro dalyje, kurią jie užėmė Graikijoje, ir pats Erdoganas savo žodžiais nurodo priežastis, kodėl Turkijai negalima patikėti šios technologijos. Arba iš tiesų, bet ko apskritai. Mes stebime viešą versiją to, ką Izraelis stebi ir dėl ko nerimauja jau labai ilgą laiką. Ilgiau ir atidžiau nei beveik bet kas kitas šiame kambaryje. Taigi, kai Trumpas šliejasi prie Erdogano, ar yra kas nors, ką būtų galima padaryti, kad tai sustabdytume? Kongresas čia turi vieną tikrą įrankį. Jis gali balsuoti, kad oficialiai nepritartų pardavimui, tačiau tas balsavimas turi būti priimtas atstovų rūmuose, tada senate, o tada dar reikia įveikti prezidento veto, kuriam atmesti reikia 2/3 daugumos abiejose rūmuose. Tai labai sunkiai pasiekiama riba. Ir Trumpas jau yra sėkmingai pasinaudojęs šią pačią taktiką anksčiau. Per savo pirmąją kadenciją jis prastūmė ginklų pardavimus Saudo Arabijai ir JAV, nepaisydamas kongreso prieštaravimų. Tačiau net jei taip ir neįvyks, yra viena gera žinia ir ji susijusi su laiku, net jei ne su įstatymu. Jei tai bus patvirtinta šią savaitę, tikrieji naikintuvai neatsiras greitai.
Turkija atsidurtų gamybos eilės gale. Pastarieji pirkėjai laukia 4–5 metus nuo sutarties pasirašymo iki pirmojo lėktuvo gavimo. Taigi, realistiškai žiūrint, F-35 virš Turkijos dangaus nepasirodys iki 2030 metų. Šis spraga yra gera. Atėjo laikas kongresui toliau kovoti su tuo ir laikas pradėti teisinės kovas dėl bet kokių raketų ar ginklų gudrybių, kurios bus panaudotos. Ir laikas Izraeliui pasirūpinti, kad ir kas benutiktų, jis jau būtų visa karta priekyje su kitu naikintuvu, kol Turkija dar tik gaus šį. Žinote, Izraelis tikriausiai galėtų sukurti technologiją, leidžiančią atpažinti šiuos naikintuvus. Bet čia ne tame problema. Izraelis visą savo egzistavimą kovojo dėl išlikimo. Tačiau pažvelgus plačiau, ši kova yra didesnio reiškinio mikrokosmosas. Tai tarsi peržiūra to, su kuo dabar susiduria visas vakarų pasaulis. Ar jis tai supranta ar ne? Metų metus Izraelis darė tą pačią klaidą, kurią dabar daro visi kiti. Jis demonstravo draugiškumą prieš kameras, pasitikėjo viršūnių susitikimais, rankų paspaudimais, tarpininkais, kurie save vadino neutraliais. Izraelis įtikinėjo save, kad bendros institucijos iš tiesų reiškia bendrus interesus. Šią pamoką teko išmokti skaudžiai. Tačiau pamoka nebuvo nepasitikėk niekuo. Ji buvo paprastesnė. Atpažinkite dėsningumą. Stebėkite grėsmės tokias, kokios jos iš tikrųjų kyla, o ne tokias, kokios norėtumėte, kad jos liktų. Klausykitės, ką jie iš tikrųjų sako, savo žodžiais, o ne tik tos versijos, kurią patogiau tikėti. Ir svarbiausia, neduokite savo priešams amunicijos, kurią jie galėtų panaudoti prieš jūs. Ši pamoka nepriklauso tik Izraeliui ir negali priklausyti tik Izraeliui. Jei vakarai nori išlikti ilgalaikėje perspektyvoje, ji turi tapti universali. Nes kita šalis, kuri šią pamoką išmoks sunkiuoju būdu, gali neturėti tokios pranašumo, kokį turi Izraelis. Galbūt tai nieko nereiškia. Galbūt tai tik dar vienas Trumpo žaidimas. Trumpas daro tai, ką daro Trumpas. Stengiasi pradžiuginti draugą, įteikia dovanų maišelį ir iš tikrųjų tai nieko nereiškia. Bet galbūt tai kažkas kita. Ta pati ydinga logika, kuri vertė vakarus daugiau nei 10-metį be galo derėti su Iranu prie derybų stalo, visada įsitikinus, kad dar šiek tiek kantrybės ir dar šiek tiek geros valios ir bus pasiektas susitarimas. Izraelis išmoko nedaryti tos pačios klaidos 2 kartus. Šios savaitės klausimas, ar likusieji vakarai bent kartą išmoko šią pamoką. Izraelis pasiruošęs šiai kovai. Izraelis susitvarkys su Turkija, jei reikės, tačiau nėra aišku, ar vakarai yra pasiruošę. Tad kol dar nevėlu, pasiklausykite tų, kurie jau išmoko šią pamoką. Aš Jerkė ir pasimatysime kitą kartą.